Pagaliau atėjau į savo stovyklavimo vietą. Jau kaip ir prasidėjęs antroji dienos pusė, reiktų pradėti įsirenginėti. Netempėm į naktį, bėgam pasigausim žuvies, ją išsidorosim ir grįžę statysimės palapinę. Kągi, prie vandens jau. Reikia bandyti kažką tai čia pagauti. Nepasisekė man su vieta, nes atėjus čia daužė spiningautoji žuvytė normaliai. Tai jau čia, kai sakant, bus iššukuota, tai tikimybės man čia kažką pagauti labai mažai. Bet, kai sakant, nepabandęs nesužinosiu. Gerai, bandom čia kažką tai pasroviai. Nelabai čia man patinka. Bet lėktis niekur nesikabina. Gerai, pirmas bandymas toks, dabar reikia normaliai. Aišku, aš šitoj vietoje vasarą esu N kartų žvejojęs, bet vat žiemą dar, gruodžio mėnesį, tai nežvejojęs. Man tas visas kraštovaizdis toks pasikeitęs. Kaip greitai pasistatė palapinę, tu savo. O jeigu rimtai, tai tikrai greitai pasistatė. Bandysiu pritraukti iš toliau. Čia tokia savadarbė. Iš tikrųjų tai norėjau tokią pasidaryti. Čia aišku, jinai dar yra nepabaigta. Tačiau ateityje, visai netolimoje, čia atsiras kaminas ir atsiras pečiukas. Na, o dabar šildysimės žibalinėm lempom. Štai mano kūrinys. Na, iš pirmo žvilgsnio tai man visai patinka, šiaip ganėtinai neblogai atrodo. Aišku, čia vėjo gal ir net laikytų didelio. Beje, jinai yra be dugno. Užtrauktukas viską. Štai kaip iš vidaus atrodo. Pakankamai daug vietos. Aišku, to aukščio gal šiek tiek trūksta. Bet dabar jau matau, kad pečiukas tikrai čia tiks šone. Tai dugno matmenys gaunasi maždaug 2 metrai ant 2 metrų.
o aukštis apie 1,30 m. Savikaina apie 10 eurų. Nes maždaug tiek ten tas kainavo. Ir dar gal 2 sulaužytos adatos. O visa kita turėjom. Taip, tai 2 žibalinės lempos. Viena, žinoma, ant pagrindinio įėjimo. O antrą laikysiu galbūt palapinėje, pamatysime. Sugalvosime. Kuprinė turbūt jūsų akiai labai neįprasta. Bet šitai kupriniai, nežinau, 4 metai, gal 3. Aš su ja nuėjęs apie 50 km, žinoma, ne iš karto, įvairiausiamis sąlygomis, pačiomis blogiausiamis. Šiaip ganėtinai patogus dalykas savadarbis. Tai petnešos. Ir nugaros atrama čia kitokia šniūrama. Ir viskas iš 3 pagaliukų. Į vidų įsidėjau šiukšlių maišą dėl to, kad čia tas maišas biškį yra plyšęs, kad nepamėtyčiau daiktų ir žinoma dėl apsaugos nuo drėgmės. Sterilus tvarstis. Vaistų niekada nenorėčiau palikti namuose. Toliau. Sužvejoti nieko nepavyko, bet kadangi vis tiek būčiau planavęs paleisti savo pagautą žuvį, įsidėjau nuo kalėdų likusį heką. Gaminsiu maistą. Šiaip tai labai jau valgyti nori, kažkaip ta diena prabėgo greitai, pietų nieko nevalgiau, tai bus be galo skanu. Lentelė, puodelis, kurį turbūt jau esat matę, kas mane žiūrit, stebit. Mentelė, žuviai, kad neprisviltų, ir savos gamybos šaukštas, 2 kiaušiniai, miltai ir aliejus, žibalas. Na ir keptuvytė. Adijalai. Viskas kuprinytėje mano yra tuščia. Kągi nešamės į vidų. Kažkiek tai tvarką pasižiūrėsim. Įsirinksim laužavietę. Stengsiuosi daryti kuo mažesnę. Taip ir pasidarysime formą keptuvei. Čia yra supavę rąstai. Tai jie, kai supavę šlapi, visiškai tik prastai dega. Tai jie man turėtų pasitarnauti, kol aš įsikepsiu žuvį. Kągi pasiruošiu vakarui šiek tiek malkų. Visos sausos, visi yra plani anglišakiai. Čia jau yra be galo daug, tai manau užteks tuos kelias gabaliukus žuvies išsikepti. Dar nenoriu kurti, nes dar labai šviesa, dar anksti. Norėčiau parodyti dar vieną savo kūrinį. Tai ugnies keltuvas. Šiaip labai patogiai pasiima į ranką ir labai gerai skelia ugnį. Kągi jau baigė sutemti. Reikėtų kurtis ugnį ir užsižiebti savo žibalinės lempas, nes po to tamsoje gali būti keblumų. Tai ką dabar padarysiu, tai užsikursiu pačią minimaliausią ugnį tam, kad lempą savo žibalinės užsidegčiau. Tai naudosiu dienos metu prisirinktos beržo tošės. Šiaip labai didelis drėgnumas, tai net nežinau, kaip čia pavyks ją užkurti. Panaudosim dar vieną triuką, kad pavyktų iš karto ugnį įsiskelti.
Tai, aišku, tašės tai vis tiek reikia dėti. Šiek tiek įsidedam tašės. Na, čia šiek tiek, tai čia daug gavosi. Tada pasiruošiam ploniausių šakučių. Ploniausios šakutės. Iš jų pasidarome lizdą. Tada įpilsiu stebuklingų miltelių. Ir dabar bus didelis bum. Va, kažkas taip. Turėčiau greitai ir lengvai įkurti. Bandom, kaip čia man gausis. Oi. Galima ir atsidengti. Dabar vis tiek dar nieko nekepsime. O, viskas turime ugnį. Dabar tik svarbu neužsigesinti. Viskas ugnis yra. Žodžiu, su pagaliuko pagalba įkūriau pirmą lempą. Pirmą lengvai užkūriau, kaži kaip seksis antrą užkurti. Opa. Turime ir antrą. Viskas, laužas gali gest. Pavaizduosiu, kaip atrodo žibalinės lempos. Iš tikrųjų, tai man paliko įspūdį, nes šviečia pakankamai ryškiai. Tiek viena, tiek kita. O šiaip esu jau išbandęs, tai viena žibalinė lempa maždaug apie 8 valandas gali žibėti. Tai realiai naktį galbūt reiks vieną kartą dapildyti ir užteks man iki rytojaus ryto šviesos. Kągi, atėjo laikas kurti laužą. Tai realiai kursiu tą pačią tvarką kaip ir prieš tai. Beržo tašės. Vėl stebuklingi milteliai. Na ir žinoma, kaip ir prieš tai, taip ir dabar vėl būtinai smulkių šakučių. Be šitų šakučių tai čia niekaip. Na, dėkis, ugnytė, dėkis, nors neužgesk. Užgeso. Nu ką, dabar naudosim tik tai beržo tašį. Užgeso, tai užgeso.
viską reikia daryti, kad nepaleisti. Va taip va. Darėm viską, bet vis tiek paleidom. Na, dega. Drėgna tašis. Labai drėgna. Kai vanduo. Ну, давай. Давай. Nu, ko jau šitaip lėtai degat? Kur tos šakutės? Kągi ugnis po truputį kūrenasi. Dabar reikia pasiruošti žuvytę. Aliejuko. Žuvytė, lentelė. Svarbu naktį tamsoje neišsimėtyti daiktų, tokių kaip peilis. Voliojam žuvį į tą tešlą. Yra kas kitaip daro, bet kaip moku, taip darau. Gerai, tegul kepa. Bet karštis gal šiek tiek ir per didelis. Geriau lėčiau, bet normaliai iškeps. Taip pat. Šiek tiek į šoną. O gal tegul.
Per karštą biškį. Kągi, žiūrėsim, kas čia mums dabar iškepė. Paragausime. Spėjo įkaist keptuvės rankeną. Reikia su pirštinėm ragauti. Nu, skanaus. Be šakutės tai bus taip sudėtinga valgyti. Bet atrodo iškepė. Taigi suvalgiau savo žuvytę. Atėjo laikas prastumti laiką. Tai žodžiu, dar yra tik tai 26. Veiklos kaip ir nelabai turiu, jokios apart ugnies kūrenimo, tai reikia datent bent iki 9 valandos vakaro, kad būtų galima eiti miegoti. Žinoma, šitą laužą taip ilgai nesiruošiu kūrenti, kiek išeis. Atbaidyti gyvūnam. Nes čia toks miškas, kad sulaukt svečių turbūt, kad neturėtų nieko stebinti. Romantika. Patikėkit dar ir kokia. Čia taip tylu, girdisi kiekvieną šakelės trakštelėjimas. Kažkur tolumoje girdisi kaimo šunų lojimas. Savo tokiais žygiais aš noriu įprasminti tą kalėdinį laikotarpį. Prisimenant tuos laikus visai nesenus, tai 2022 metus. Tai buvo mano pirmasis žygis žiemos, būtent tarpušvenčiu. Tai žygis buvo iš Druskininkų pro Metilurginio parko direkciją, tai Dusios ežero. Prie Dusios ežero praleidau naktį ir tada 28 dieną ėjau į Alytų pro Miroslavą. Iš tikrųjų, tai tas pirmas žygis jis man buvo labiausiai įsimintinas ir labiausiai jautėsi ta kalėdinė dvasia. Tačiau dabar jau 3 metus einant kažkaip
Nieko panašaus, visiškai absoliučiai nieko panašaus į Kalėdas. Tai biški liūdna. Gal dėl to, kad tuo metu buvo sniego, kada aš ėjau pirmą ir antrą kartą, o štai dabar trečią kartą kažkaip šilta. Net striukės žieminės nereikia. Bet norėčiau tą savo žygio tradiciją kažkaip tai palaikyti. Žinoma, vienam kažkaip nelabai čia norisi taip tą laiką leisti miške, visgi aš nesu iš tų, kurie labai mėgsta tamsą miške, ypač kažkur toli nuo civilizacijos. Nesu aš iš tų. Bet laiką leisti gamtoje labai mėgstu. Todėl tikiuosi kitais metais šį žygį vykdyti jau ne vienas. Kągi, yra apie 10:30 nakties. Ruošiuosi po truputėlį eiti miegoti. Šiaip ne taip. Sulaukiau čia tos vėlyvos nakties. Norėjusi kuo ilgiau ištempti, kad paskui gerai pamiegoti naktį. Tai ką, einame ilsėtis. Kągi, naktis praėjo. Nebuvo tokia gera, kokios tikėjausi. Kėliausi maždaug kas pusvalandį, kas valandą kai kada. Buvo ganėtinai vėsu. Iš pradžių su vienu pledu miegojau, po to reikėjo užsikloti antrą. Bet ir su dviem vis tiek buvo šalta. Nuo vidurnakčio maždaug pradėjo lyti. Vis dar lyja. Lauke tamsu dar, nors jau 7 valandos ryto. Reikia pakaimarinti dar tol, kol prašvies ir prašvietus pabiškai tvarkytis.